mes atsidūrėm naujųjų metų dieną Obane. Pasipuošęs Obanas. Visai norėčiau prie tos eglutės neit pažiūrėti. Eglutė padaryta iš... Eglutė padaryta iš tinklų. Išgaudyti vėžiukam. Fainiai. O kaip pasipuošęs keltas gražiai. Praeitais metais neatsimenu, kad būtų pasipuošę. Tai rytoj su kažkuriuo iš jų plauksim į Isle of Mull salą. Jau ne pirmi metai. Tai va, mes vakar nefilmavau, bet mes esam apsistoję turbūt vienam iš prasčiausių viešbučių Eva. Bet iš tikrųjų gerai įsimegojau. Lova tai lova normali. Dar yra dvigulė lova. Sofkiukai tokie gyvenimo matė. Vaizdas nerealus. Jau šiandien ryte išfilmavau. Dušos tai geriau net nežiūrėti aplinkui. Galvutė dar, bet visa kita. Jau. Ir kažkada čia buvę tipo užuolaidas kažkokios, bet pelėsiam ir kerpiam. Pelėsiais ir kerpiam. Telikas naujas. Nu, tai kitą mačiau kažkokiam kambarį toks senovinis telikas. Čia vat, aišku, nu tie senoviniai elementai tai dzin. Va, pavyzdžiui, čia kažkoks prikolas paskambinti. Bet jo. Tos sienos. Obanas apšviestas. Saulutė šviečia. Va čia tasai baltas su juodais dryžiais mūsų viešbutukas. Šalia katedra. O būtų įdomu užeiti, nežinau, trumpam. Laiko daug neturim. Mes dar norime tą apvalų tower nuvaryti. Tai čia buvo tokio žmogaus svajonė turtingo. Jo šeimai norėjo tokį tower pastatyti. Buvo inspiruotas Romos Koliziejus. Ir pastatė. Aš čia dabar nelabai matas, vėliau filmuosiu normaliau. Tai pasistatė tą, davė žodžiu fundingą pinigėlių, kad pastatytų šitą tower. Ir jisai mirė, kai nebuvo dabaigtas statyti toweris ir nebuvo ar tai lėšų, ar daugiau vizijos. Bet aš nesupratau, arba pinigų daugiau nefundinta, kai jisai mirė buvo, arba nebuvo leidimo daugiau pratęsti, kas čia turėjo būti. Tai va, čia saulėlydžio metu turėtų labai gražiai atrodyti. Tai mes čia paskutinį kartą buvom, pirmą ir paskutinį kartą buvom prieš 9 trupučiukų. 9,5 beveik jau. Su Vaida ir Gabija. Daugiau kažkaip kiek esam prabuvę, niekad neužsukom, vis skubom. O čia matai koksai kaip uostas, ne uostas, nežinau, prieplauka. Gražu. Susipeš. Kai šoks ant kupros. Apgavus tave. Va. O, tykoje. Jinai su pavadėliu. Tokia mūsų laiviukas. Isle of Arran. Ką tu? Kalėdiškai pasipuošę. Mes kaip visada
Šitam lounge, kur šuniukus priėmė. Skaltas jau sveikina. Oho, kiek daug parvažiuojančių. Mat vakar iš vis neplaukė ferijai. Čia tu man pirkai veidroduką. Čia įsisioja. Čia apišo. Okei, norėčiau nuvaryti. Galėjom sustoti. Visai būtų taip. Tai žodžiu, visur prisnigė. O mes ir vėl į salą, kur nesninga. Kanojam. Laukiam kelto į Ajoną. Negalima su mašinom, tik tai žmonėm arba turi gauti permitą. Ir labai fainas byčas. Esam buvę, kai buvo labiau saulėta pavasarį, tai čia net karvės apėjusios šilino ant smėliuko. Tai labai gražus kapelis. Praeitą kartą varėme salos šitą pusę. Dabar varysim, kad yra kanalynas, varysim labai šitą pusę kažkaip šitą. Čia visiškai sniego nėra. Kas, įdomiai, nes kita pusė salos visa apsnieguota, o šitoje atrodo tai pavasaris bus. Supras kaip nori. It is a requirement of international maritime law that no garbage or waste is thrown overboard. Please use the waste and recycling bins, which are located in the correct place. Finally, we request you use the luggage racks where provided and do not otherwise leave your luggage unattended. Our crew are primarily here for your safety. If you have any questions, please don't hesitate to ask. Thank you for your attention, and on behalf of Caledonia Ukraine, we wish you a safe and relaxing. Einam ieškot parduotuvėlės ir į pavalyną. Va čia Columbus Bay. O kas čia per paukščiai? Čia tai puffins, o čia kažkokį pat. Mes varysim į Vebę. Didžiausias minusas taip ne oras, o tai, kad beveik viskas uždaryta. Ypač tokios remote salos, kad sudaro dažniausiai tik kovo balandį. Žiemos mėnesį būna mėgėlio laikas. Nieks nieko. Viešbučiai visi uždaryti. Viena parduotuvė. Visur close for winter. Kas čia? McLeod sako. Kas tas McLeod girdėtas? Founder of Ajona Community. Okay.
bet kaip pripakė tokias nuotraukas įmeta. Čia yra atstatyti Ebi, šiam 5 ar kada ten Ajona Community. O, koks gražus kiemelis. Alio, prašom įleist mane. Koks montažas. Debatinis. Debatinis. Kaip gražiai. Wow. Kaip gerai atrodo. Ką pastebėjom, kad sienas auga paparčiai. Tai dar paskui reiks pasižiūrėti tiksliai, kokiam čia, iš kokio čia amžiaus išliko šita dalis. Šita, kaip įsivaizduoju, gal neperstatyta. Gal ir perstatyta, bet atrodo daug senesnė nei ten, kur parašyta buvo, kad perstatė. Kuku. Ryto važiuojam